Jeigu pasigilinti į senasias lietuvių apeigas, pagoniškasias, baltiškasias apeigas, mes pirmiausia randame ilgis. Ir nuo XIX amžiaus antrosios pusės Lietuvoje pradeda plisti krikščioniškoji vėlinių šventė. Visų šventųjų diena į bažnytinį kalendorių įvesta maždaug 7 amžiuje. Ir vėlinės kaip krikščioniškoji šventė atsirado 998 metais, kai Prancūzijoje Klunio vienuolyne vienuoliai benediktinai pradėjo melstis sekančią dieną po visų šventųjų už visus mirusius vienuolius. O nuo XIX amžiaus antrosios pusės šis paprotys ėmė plisti ir Lietuvoje. Varėnos rajone Akmens kaime 1880 metais kunigas prie medinės bažnytėlės supylė kapo kauburėlį, į jį susmaigstė vaškines žvakeles, jas uždegė ir parapijiečiams pasiūlė parsinešti šias žvakeles namo ir uždegti ant artimųjų mirusiųjų kapaviečių, ant kapų. Tai buvo tarsi simbolinis ženklas vėlėms susišilti. Na ir ši apeiga išplito po visą Lietuvą, susipynė su ilgių papročiais kapinėse sukurti laužus, deginti juose išvirtusius medinius kryžius ir vietoj nešamo maisto ant kapų uždegti žvakelę. Iš tikrųjų, tai buvo senoji pagoniškoji tradicija, pasiskolinta iš tų laikų, kai ilgės buvo skirtos derliaus šventei, pasibaigus javapjūtei, pasibaigus visiems vasaros, rudens darbams, susirinkus šeimai prie bendro stalo, tiesiog palikti vietos vėlėms, kurios grįždavo į namus, nes visą vasarą, visą rudenį saugodavo derlių, saugodavo namus. Ir tas paprotys, ta tradicija išliko, manau, ir iki mūsų dienų labai nepakitusi. Jinai liko ta pati, su ta pačia prasme, su tuo pačiu noru išsaugoti žmogaus ryšį su išėjusiaisiais, išsaugoti šilumą mirusiai. Galų gale ir sovietinis režimas bandė prisitaikyti prie mūsų baltiškųjų ir krikščioniškųjų papročių. Todėl sovietmečiu pradėjau gyventi tradiciją, kad šitą paprotį pajungti savam ir tikslui išsaugoti. Ir, pavyzdžiui, vėlinių metu aš labai gerai prisimenu tuos laikus, kada mokyklos būdavo kviečiamos tvarkyti karių kapines, uždegti žvakeles ant karių kapų ir rengti minėjimus, mitingus, tam tikroje prasme, kaip mitingą galima įvardyti, tą tokį susibūrimą kapinėse, deklamuoti posmus, kurie kalbėdavo apie mirties prasme, apie mirusiojo pagerbimą, apie išėjimą ir tuo pačiu tarsi atitraukti nuo krikščionybės, nuo krikščioniškųjų papročių. Europos šalys mini šalia mūsų kaimynai Lenkai. Adomo Mickevičiaus vėlines reikia paskaityti. Ten lygiai ta pati tradicija buvo ir su maisto nešimu, ir su tų mirusiųjų prisiminimu, ir labai panašus papročiai, panašios tradicijos. Kitose Europos šalyse turbūt nelabai. Aš labai norėčiau kreiptis turbūt pirmiausiai tuos pačius jauniausius, į savo mokinius, į tuos, kurie buvo mano mokiniai. Viskas labai gražu, kai mes perimam kitų papročius, bet
šalia svetimų tradicijų, kurios skverbėsi į mūsų gyvenimą, nes ko gero linksmesnės kažkiek, patrauklesnės, įdomesnės. Nepamirškim tų papročių, kurie nuo seno keliauja per mūsų Lietuvą ir neleiskim užgesti tai vilties ugneliai, kurie turėtų sušildyti mus, turėtų neleisti pamiršti pačių artimiausių žmonių, na ir iš tikrųjų apvalytų tą mūsų pasaulį nuo blogio, nuo pikto, nuo kartais širdyje užsidegančios neapykantos, pykčio. Tiesiog padėtų skleisti gėrio grūdus. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.